Gyvas pasakas. Sveiki vaikai ir jų tėveliai, su jumis Gyvas pasakas ir mama Kiškienė. Nuo šiandien iš rinktinių pasakų knygos dar viena pasakaitė iš tokių įdomesnių, neįprastesnių apie imbierinį žmogeliuką. Kartą viena senelytė sumanė išsikepti imbierinį žmogeliuką. Vietoje akių įsmeigė 2 serbentų uogas, iš balto šokolado išliejo burnytę, na ir jau norėjo šauti jį į orkaitę, kai tas imbierinis žmogeliukas tik tai stryktelėjo nuo skardelės ir jai nespėjęs nė durelių užsklęsti, pasileido bėgti. Išbėgo sausainėlis iš senelytės namelio ir lėkdamas takeliu linksmai uždainavo: Vykis, vykis, kiek gali, bet manęs tu nepagausi, nes aš greitas imbierinis. Senelytė puolė jį vytis, bet imbierinukas atbėgo į pievą, kur ganėsi karvė. Mū, sumūkė karvė, skaniai atrodai, aš tave suėsiu, mū. Bet gudruolis imbierinukas tik nusijuokė ir nubėgo tolyn. O bėgdamas vėl dainavo: Vykis, vykis, kiek gali, bet manęs tu nepagausi, nes aš greitas imbierinis. Karvė su senelė lėkė jam iš paskos. Netrukus imbierinukas pribėgo sodybą, o jos kieme pamatė kaulą graužiantį šunį. Suruzgė šuo, skaniai atrodai, aš tave suėsiu. Imbierinukas juokdamasis nubėgo tolyn, o bėgdamas vėl dainavo: Vykis, vykis, kiek gali, bet manęs tu nepagausi, nes aš greitas imbierinis. Šuo, karvė ir senelė vijosi toliau imbierinį sausainėlį. Netrukus imbierinukas pribėgo upę. Ak ne, nusiminė jis, kaip aš ją perbrisiu. Tada jis pamatė lapę. Aš galiu tave pernešti, pasisiūlė alkana lapė. Imbierinukas užšoko jai ant kufros, o tada lapė tarė: Lipk ant galvos, nes gali sušlapti. Imbierinukas jai atsisėdo ant galvos, o tada lapė tik kapt, išmetė imbierinuką į orą ir vienu kąsniu prarijo. Taip ir baigėsi linksmojo imbierinuko istorija. Tiek pasakų šįkart. Ačiū visiems buvusiems drauge, tiems, kuriems patinka mūsų įvaizdžiai ir kuriamos skaitomos pasakos. Būkit geri, prenumeruokite mūsų kanalą YouTube, sekite mūsų profilius socialiniuose tinkluose ir taip palaikykite mūsų kūrybą. Ačiū visiems ir iki kitų pasakų. Gyvas pasakas.